paveldo departamentas, kaip ir visose kitose Lietuvos dvaruose, taip ir šiame turi tam tikrą misiją ir įsipareigojimus patikrinti, prižiūrėti. Ir dar gavome iš tikrųjų po paskutinio turbūt pasitarimo ir priimto sprendimo, kad mes turime įvertinti tai, kas čia yra, pasižiūrėti, kas valdo turtą, patikrinti, identifikuoti valdytojų ir, vadinkim, turbūt galimybes ir problemas. Ir vyriausybė kartu su Švietimo ir mokslo ministerija pavedė mums iki 27 metų galo parengti koncepciją. Jo pavedimas geras, lėšų tam neskirta ir darbą pradėjome praeitais metais. Šiais metais turime daug diskusijų, pokalbių apie tai, ką būtų galima, kokie kryptimai einant, tvarkyti ir įveiklinti šį dvarą. Taip. Tai tiek. Širdį labai daug nostalgijos šitai vietai. Kaip jau prieš tai sakiau, nesuskaičiau, bet turbūt ne mažiau kaip 40-50 kartų teko dvare dalyvauti įvairiuose renginiuose. Romo Pakalnio iniciatyva ir jo mokėjimu bendrauti su visom institucijom ir su saugomų teritorijų tarnyba ir aplinkos ministerija. Čia buvo 10 renginių skirta kraštovaizdžiui, paveldui, gamtos apsaugai, buvo asmeninių renginių ir įvairių švenčių. Dvaras tikrai buvo įveiklintas, bet turbūt kiekvienu laiku ateina tam tikras laikas pokyčiams. Sėdime patalpose, kuriuose paskutinis rimtas turbūt tvarkybos darbas atliktas 76-78 metais, kiek mano atmintis sako. Tų valdytojų, kaip Vida parodė, o Vida tai yra žmogus, kuris dirbęs šitoje greta ir turbūt galima sakyti šito svarbaus objekto širdyje, Pavilnių Verkių parko direkcijoje. Ir ši direkcija neatskyrė tiesiog savo veikloje, kad yra bendro saugomų teritorijų veiklos ir Verkių dvaro komplekso. Didžioji dalis turbūt susiliedavo ir eidavo per dvarą. Tai ką mes turim? Vida pavardino, aš tiesiog turbūt neišsiplėsiu. Dvaras turėjo labai įvairią istoriją, kiek matėte, kiek savininkų buvo ir kiekvienas turbūt kaip jūros bangavimas. Įneždavo kažką naujo, dvaras pakildavo iki turbūt aukščiausio reprezentacinio lygio. Aš jau įpratęs turbūt visus dvarus suskirstyti ir bent jau 3 pagrindinės grupės yra, tai dvarai, kaip sakyti, artojai, tie, kurie būdavo kuriami ūkiniai veiklai, reprezentacijai ir tik tai vasaros poilsiui ir taip toliau. Ir turim dar tų dvarų, kurie išaugę tiesiog ypatingai Žemaitijai, nedideli dvareliai, nedaug ko besiskiriantis nuo ūkininkų sodybų. Šitas dvaras visą laiką nešiojo reprezentacinę tokį atspalvį. Ir tame bangavime buvo labai įvairių periodų ir dabartinė kultūros vertybė apibrėžta teritorija turbūt nuo vieno ir kito pastato siekia daugiau negu 1,5 kilometro. Pastatų labai įvairių yra, bet mūsų koncepcijos rengimas orientavosi į šitą centrinę plokščios kalvos teritoriją, kurioje yra reprezentaciniai pastatai, praėję labai daug virsmo ir įvairių scenarijų. Tai kaip matom, turime čia garsių architektų Stoko Gucevičiaus projektuotus pastatus ir Martyno Knafkuso parko daugiau tvarkymo, kai kas buvo pradėta įgyvendinti ir sugriuvo, dabar turime tik požeminę dalį ir turime 2 oficinas, paviljoną, užvažiuojamosius namus ir keletą nedidelių pastatų centrinėje dalyje. Nėra lengva, vienams nėra lengva išsiskirti, kas daugelį metų buvo jų gyvenimo dalimi ir turbūt Gamtos tyrimų centras supranta, kad dabar turbūt reikia kitokių vietų ir laboratorijoms, turbūt daug ko neįrengsi šituose istorinėse pastatuose, tačiau žmonės dar yra prisirišę, ypatingai vakarų oficiną,
kur įsikūręs herbariumas laikomas ir visa kita daugelio širdį yra. Tai pagrindinės problemos, apie ką kalbėjo ir Kultūros paveldo komisijos pirmininkė, ir mes žinom ir identifikuojam, tai yra fragmentuota nuosavybė ir be galo sunku. Aš kažkada peržiūrėjau tą visą dvaro istoriją, tai dvaras pulsavo kaip kamuolys, tai išsipučia, superka, kažką padaro, tai vėl susitraukia, pradedant Masalskiu ir baigiant paskutiniais valdytojais, tai kur padarė gražų reprezentacinį dvarą. Ir turime, aišku, visą paketą problemų, ypatingai pakraščiuose. Jeigu jaučiame, kaip galima sutvarkyti centrinę dalį, tai labai sunku surasti priemonių, kaip prižiūrėti, kaip atkelti ar įjungti bendro kompleksą privačius statinius. Tai, kaip matom, ir buvo išvardinta, kad yra keletas pagrindinių žaidėjų. Tai ir tos problemos, kurios susijusios su šitais centriniais pastatais, sieja ir Gamtos tyrimų centrą, ir savivaldybę. Savivaldybė dvejopai turbūt per Pavilnių Verkių parko direkciją ir savivaldybė kaip viešųjų miesto erdvių atsakinga asmenį ir prižiūrėtoja ir pritaikymą visuomenės lankymui. Turime privačios nuosavybės 14 objektų. Tai labai įvairių, nuo centrinį dalį esančių oranžerijų pastatų iki tolimiausiuose kampeliuose esančių medžiotojų namo, visokių dirbtuvių, kas iš tikrųjų labai mažai, vizualiai atrodo mažai, kuo siejasi su saugoma paveldo vertybė. Turime bešeimininkių pastatų, kas mane truputį neramina, nes jau mes praeitais metais su viceministrė buvom ir su Vida kalbėjom apie tai, kad reikia kiek galima greičiau, jeigu norime kažkokius veiksmus daryti, tai nedaryti tų veiksmų su niekam nereikalingų turtų nugyventų ir kuris darko šitą teritoriją. Na ir Turto bankas turi 4 objektukus, kuriuos čia prižiūri. Užpraeitais metais dar praeitą mūsų susitikimą dar turėjo 5, buvo paėmęs malūną, tikėdamasis jau uždirbti, bet paskui labai greit atsiskratė, nes pamatė, kad nelabai išeina. Tai be abejo, apie tai kalbėta, savotiška grėsmė yra, turint labai daug neautentiškų pastatų, tai čia vien tik centrinė dalis, o ką kalbėti apie tai, kas yra nutolę prie Neries, prieš srovę, jeigu žiūrint, kur daugelį pastatų yra prie pastatų per dešimtmečius susiformavę įvairiausios būdelės, sandėliukai, šiukšlynai. Tai, kas kai kuriem dar žmonėm brangu, 25 metų mašinos, kurios nenaudojamos ir panašiai. Tai turim 33 viso labo objektus, kurie kultūros vertybių registrėje rašyti kaip vertingi ir dar be galo daug, jeigu be šeimininkais, tai dar turbūt daugiau sudėtų negu yra. Tai tą reprezentaciją pusę visi pažįstam ir kai kartais jie džiaugiamės, bet dar turime pagal valdytojo, kaip čia matom, tipą, juridinis, privatus ir bešeimininkis, kaip matot, pastatai įsidėstė didžiuliame plote ir reikia pakankamai stiprių veiksmų, kad tą sutvarkyti. Tai 24-25 metais Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus ir veiklos koordinavimo skyriaus specialistai apvažiavo daugelį pastatų, kai kurios įspėjo, kai kuriem pagrasė, iš kai kurių gavo labai neigiamų, kaip sakyti, irgi grasinimų, kad dinkit iš tos teritorijos, žmonės save neidentifikuoja nei su kultūros paveldu, negalim pasakyti, kad čia išskirtinė Verkių problema, nemažai ypatingai Vilniaus krašte ta problema gana dažname dvare pasitaikanti. Dar ir tokių, kad pastatų liekanų, kurių galbūt ateityje, bet būtų galima tvarkyti. Tai iššoku iš šitos periferijos dvaro ir norėtųsi, aišku, yra gana iškilių pastatų, kurie gali puošti, jau dabar yra kai kurių ir tvarkybos darbai pradėti. Tai turim tą centrinę dalį. Tai centrinė dalį taip pat apart rūmų, apart 2 oficinų, paviljonų, užvažiuojamų namų yra istorinių statinių, kurie įvairių laikotarpių statytų. Tai vandens bokštas, kuris registrėje registruotas kaip gyvenamieji būtai ir žmonės ten gyveno, iš tikrųjų puikus, laikrodinės, sargo namelis ir kiti dalykai. Tai, kaip sakiau, didesnį dėmesį šitai daliai ir ką mes čia turime ir ką per paskutiniosius metus pavyko kartu padaryti, įkalbėti
paieškoti galimybių, kad būtų gauta bent jau lėšų tyrimams ir tvarkymui. Tai iš administracinių pastatų 21 metais buvo, kad ir nedidelė suma, bet patvarkyti fasadai, 23-24 vandens bokšto tyrimai ir projektavimas, iš tikro labai įdomus ir vertingas pastatas ir būtų ką jame eksponuoti. Rytų oficinai buvo tyrimai ir projektavimo darbai, užvažiuojamieji ir sargo nameliai buvo taip pat tyrimai ir projektavimo darbai. Tai, kad turime, kaip ir Vida sakė, turime paruoštus dokumentus žingsniam žengti. Be abejo, dėliojame, kiek galėtų kainuoti bent centrinės dalies pastatų sutvarkymas. Tai taip jau kukliais pamastymais pagal analogus daromus kitur, be 15 milijonų tai nėra ko ir galvoti apie viso komplekso tokį reprezentacinį sutvarkymą. Tai kokie reikalingi veiksmai, prieš kalbant apie tai, kokie galėtų būti scenarijai. Tai mes sėdime čia, dvare, kuriame yra ir restoranas, ir salės, ir tualetai, ir taip toliau, bet nėra centralizuotos kanalizacijos, nėra centralizuoto vandentiekio. Vien tokiem darbam padaryti reikėtų apie 1,5–2 milijonus eurų, kad visą šitą sutvarkyti. Turime daug svetimkūnių, kurios reikia pašalinti, tas poreikis nėra didelis ir šiuo metu turbūt reikėtų stipresnio postūmio iš švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kad tos darbus būtų galima pabaigti. Avarinės būklės likvidavimas, matome 3 pastatus, kuriems būtinai artimiausiu metu tą reikia padaryti. Kolega Arūnas Gelūnas turbūt papasakos apie tai, kad užvažiuojamuose namuose yra puikiai vieta ekspozicijoms, tada užteršta tam tikro bakterijom, dėl kurių negalime eksponuoti medžio darbų. Na ir kraštovaizdžio atkūrimas. Apskritai, aš šitą ir Verkių dvarą viso komplekso turbūt žiūriu daugiau kaip per unikalų kraštovaizdžio kūrinį. Čia taip, kaip daugelį miestų, kaip ten iš Paryžiaus važiuojama į Versalį, taip ir Vilnius turi būtent Verkiai, tai yra kraštovaizdžio perlas. Man kiek tekdavo ir aplinkos ministerijoje, ir dabar pavežioti žmonės, tai patį didžiausią įspūdį Vilniuje daro dažnai ne paminklai ir atskiri objektai, bet kaip šitame mieste iš karto už urbanizuotos teritorijos per 5 minutės patenki į visiškai neurbanizuotą ir net ne parką, kas civilizuotose, senai gyvenamose šalyse iškart būtų vadinama natūralia gamta. Tai Verkiai yra tokie ir kas turbūt ir stebina 19 amžiaus viduryje aprašymuose rašoma, kaip yra nuostabu važiuoti nuostabių kelių, dabartinė tai Kalvarijos gatvė, išvažiuoti iš miesto, po dešinę pusę yra artilerijos pulkai, poligonai ir taip toliau. Keliavo ten ir Petras I, ir Napoleonas, ir taip toliau, pavažiuoji toliau ir Trinapolis, ir visos stacijos su bažnyčia, ir Neries slėnis nuostabus, ir kur tu bekeliautum, ir staiga atsiveria Verkiai su savo, tuo metu nebuvo taip apaugę. Tai galvojant apie tai, tai miesto vizija turbūt ir turėtų pasidaryti tam, kur žmogus atvažiuoja, susipažįsta su senamiesčiu, aplanko Vilniaus svarbesnius objektus ir vieną dieną gali paskirti, kad niekur iš Vilniaus neišvažiuojant, keliauji į Verkius, apsuki ratą ir pamatai viską nuo Verkių dvaro, ekspozicijų, kryžių, stacijų kelio, bažnyčių, nuostabių Trinapolio bažnyčios laiptų, žodžiu viskas, kas yra. Ir visai netoli nuo čia, pagal seniau darytą Lietuvos kraštovaizdžių klasifikacija, tokia bandyta surasti, kur Lietuvoje vertingiausi kraštovaizdžiai, tai pasirodo, aš visą laiką sakydavau, turbūt Aukštaitijos nacionaliniam parke, Ladakalnis ir visa kita, ne. Tas vertinimas, ten Neries šlaite, truputį toliau aukščiau nuo šitos vietos yra ir Verkiai nieko nusileidžia. Tai va šitą simbiozę kraštovaizdžio ir sutvarkyto Verkių dvaro būtų galima padaryti, tai būtų unikali dovana miestui ir visai visuomenė, ir ne tik Lietuvai. Tai ką turime? Tai, kas yra tiksliai užfiksuota, sudėliota, nustatyti savininkai, dydžiai ir taip toliau, yra 18 metais patvirtintame detaliajame plane. Ir kaip matom,
išduota tam tikras skaičius leidimų įvairiems tvarkybos restauravimo darbams. Na, paskutinė, prieš paskutinė turbūt rimtesnė inventorizacija 24-25 buvo daugiau pagrūmojimų, išvažiavimas, identifikuota tokia situacija. Tai, ką turim, užtikrina vegetavimą, bet neužtikrina tvarkybos ir pritaikymo, įveiklinimo. Tai turime tikrai sėkmingų pavyzdžių Lietuvoje. Reikia nulenkti galvą Gamtos tyrimo centro darbuotojams ir vadovėje, kad vis tik tai pasiryžimas tiek metų išlaikyti. Nėra mokslo organizacijos išskirtinis čia kažkoks tai atvejs. Baisogala, Vėžaičius, Dotnuvą turim. Aišku, truputį kita vieta ir specifika. Tokių vietų yra ir Vilniaus universitetas lygiai taip pat išlaiko visą kompleksą, bet suprantu, kad nedidelė įstaigai su nedideliu biudžetu tai padaryti yra labai sunku. Dvarų sutvarkymo pavyzdžių turime tikrai daug ir gerų. Tai, kaip sakiau, du dalykai yra, kurios apjungti kraštovaizdžio ir paveldo vertės ir pritaikyti lankymui, edukacijai ir šiek tiek plačiau. Kur link judame? Tai pabandėm, identifikavau turbūt ir daugiau neiššoksiu, gal atsiras ir dar kažkokių naujų idėjų. Yra 3 turbūt pagrindinės kryptis, ką galėtumėm čia apjungti: mokslo ir gamtos, kultūros ir meno ir turizmo rekreacijos šitame visame komplekse. Galima būtų bendros partnerystės būdų tikrai surasti sprendimus. Tai su Arūnu Gelūnu jau nuo praeitų metų apie tai šnekam. Aišku, visus turbūt jaudina tas pats klausimas - lėšus ir kokie tie pirmieji žingsniai. Tai gerbiamas Arūnas pristatys čia daug detaliau, prie to turbūt nesugrįšim, bet klausimas yra, jeigu ateina kita institucija ir pradeda įveiklinti, kaip ir kokiamis sąlygomis, kokios sąlygos turi būti suteiktos kitai, kad išsikraustyti, turėti patalpas tinkamas darbui. Tai mes esam padėlioję tas keturias tokias galimybės, 4 koncepcijas, kaip galėtume eiti. Kaip sakiau, tie žaidėjai yra daugiau mažiau panašus. Dailės muziejus, Verkių pavilnių direkcija kartu su Vilniaus savivaldybė. Netaip senai, kaip sakyti, gelbėdamas idėjų trūkumą, kultūros infrastruktūros centras pasakė, jeigu reikia, tai ir mes čia pasiryžtumėm ateiti ir tam tikrų veiklų vykdyti. Galėtų būti toks atvejis ir taip pat Vilniaus miesto savivaldybės turėjom dar tik tai preliminarius pokalbius apie tai, kas galėtų būti. Ir ar miestas praeituose susitikimuose aiškiai girdėjom ir po to mes praeitais metais tą patį girdėjom, kad miestas tikrai nesiryš perimti šitų dvarų, nes turi jau pakankamai pamokų su Trakų Vokės dvaru. Tai bet prisidėti prie viešos infrastruktūros tvarkymo, prie atvėrimo, prie parko sutvarkymo, tai tikrai tos galimybės yra. Tai koncepcija turbūt ta pirmoji, kad jeigu atkeliautų Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir galėtų imti, ką mes esam apšnekėję, pagrindinį šitoje plynaukštėje esančius pastatus, įveiklinti, pritaikyti ekspozicijom, edukacijom, galbūt dailininkų pritraukimu, padaryti savotiškus žingsnius, kad čia taptų ir meno oazė. Kas yra muziejui turbūt sunkiai pakeliama, tai infrastruktūros privedimai, išlaikymas, takai, želdynai, žolynų pjovimas ir taip toliau. Dar žinant, kad pastaruoju metu nuo tokio pobūdžio institucijų investicijos yra nupjautos gana drastiškai, ne tik kad sumažintos 5%, bet ir paimti kai kurie sustabdyti projektai. Tai kadangi gerbiamas Arūnas pristatys, aš tikrai nedetalizuoju, bet tą klausimą esame ir su Vilniaus vicemeru aptarę ir šiek tiek plačiau su vyriausia architektė
pakalbėję, kad taip galėtų būti. Na, kitas variantas, kad galėtų būti daugiafunkcinis toks centras, kuriame jeigu jau šito keliu nebenueinama, tai čia buvo dar anksčiau galvota apie tai, kad galėtų Vilniaus savivaldybė galvoti apie tam tikro muziejaus įkūrimą ir išlaikymą, įsikelti, palikti dalis gamtos tyrimų centro, Verkių pavilnių direkcija, kuri valdo 3 pastatus, jeigu aš neapsirinku, paviljoną kaip pagrindinį, kuris paremontuotas ir patvarkytas ir dar ūkinių pastatų turi. Ir čia galėtų būti daugiau pritaikyta platesniai, žymiai plačiau negu menui, su sportais ir kartu paskutinį sudėjom, kad kultūros infrastruktūros centras galėtų turėti savo administracinės erdvės, fiksusą ir edukaciją šitoje vietoje. Taip, tai GTC problematika, tai tos vakarų oficinos, anos oficinos įveiklinimo klausimai, iškelimo turbūt klausimai, neįveiklinimo, nes europiniai pinigai iš projektų panaudoti ir laikomi unikalūs herbarai ir kolekcijos visos, tai tam iškelti reikia turėti patalpas. Plotas yra, kiek ten 5 hektarai Molėtų plente, kiek pamenu, statybai galimybės būtų puikios, atstumai gal irgi tada negazdintų, nes viskas į tą pusę yra, tačiau reikalingos lėšos ir šitą darbą netaip lengva padaryti. Tai va, tai sudėjom tokius kryptis arba etapus, kada būtų galima eiti, turbūt bendraujant su Švietimo mokslo ministerija, reikia detalizuoti, kada to žingsnis būtų galima padaryti. Tai va, ir trečioji turbūt dalis, kad, kaip sakiau, vien tik tai Vilniaus miesto savivaldybė įsikelia kartu su Verkių regioninio parko direkcija. Dėja, reikia pasakyti, kad Verkių pavilnių regioninio parko direkcija valdo ne tik tai šitos abu parkus, bet dar turi, kiek ten, turbūt 8-9 kokius draustinius visoje miesto teritorijoje. Tai veiklos ir patalpų jam tikrai reikia. Tai tokiam kryptim dirbam. Dar praeitam susitikime buvo dar vienas dalyvis, Turto bankas, dabar to dalyvio nebesimato. Ir netgi tokia buvo pradžioje koncepcija, kad jeigu jau nieko nebesurandama, tai būtų perdodama Turto bankui. Turto bankas skelbia konkursą ir ieško koncesininko, ką prikviesti. Tame diskusijų lauke ir laike tai buvo dar visokių pasiūlymų. Buvo ukrainiečių pasisiūlymas, kad atvažiuos, perims pastatus, sutvarkys, įdės savo milijonus. Nežinau, kaip ten miesto fontaną, šitą fontaną ar miesto ar tvarkys ar netvarkys, bet diskutuojant mes net nevystėm šitos tematikos, nes truputėlį man širdyje kažkoks tai nerimas yra, kai mes renkam pinigus ir siunčiam iš Ukrainą, iš Ukrainos atvažiuoja ir sako, mes čia jums 20 ar 40 milijonų padarysim darbus. Tai turbūt tiek apie tas koncepcijas ir kas yra daroma. Iš tikrųjų reikia apsisprendimo, kad galėtum pririšti visą kitą. Bet pagrindinę dalį turime iki metų galo apsispręsti, ne iki metų galo. Turime gerokai anksčiau, nes tai susijęs su biudžeto formavimu, su pinigų numatymu. Na, turbūt aišku, nuo visos valstybės politikos priklauso toks liūdesys, bet iš tų mūsų 6,8 milijono paveldotvarkai, 0,5 milijono šiemet buvo mažiau, iš kompensacijų dar mažiau, iš Radvilų rūmų projekto visai sustabdyta, tai turime tų negerų, kaip sakyti, praktikų, bet kažkada, kai būna blogas periodas, po jo ateina geras, tai į jį ir orientuokimės. Ačiū.